Labas visiems, šiandien aš Zega24K ir aš matydavau, kad dauguma nūbų perka visokias nesąmonės ir pradeda sakyti, kad jie pro. Tai aš šitą video norėjau padaryti tik tai nūbams, arba tie, kurie nežino, kaip tapti pro ant Chicken Kūno. Tai šiandien bus kaip tapti pro ant Chicken Kūno. Ir prieš einant šitą video, pažiūrėkit, kiek mane žiūri be subscribe. Žiūri be subscribe. Jie tu man 8-7% žiūri mane be subscribe. Tai spauskite subscribe mygtuką ir laiką, nes aš labai stengiuosi. Aš jau 4 video išleidau per 3 savaitės. Tai pasistengsit ir jūs pasubscribinti mane. Tai jeigu būsite pasubscribinę ant mane, tai aš būsiu jums dėkingas. Na, dabar mes žiūrim video. Tai jeigu norite tapti pro, tai jums pirmą reikia nenaudoti šitą ginklą, nes Chicken Kūne yra pats čyteriškiausias ir dabar visi jie turi. Tai nepatarsiu jums pirkti šitą ginklą, nes jis labai čyteriškas. O antras dalykas tai yra tiesiog neimti ir neužmėtyti visais itemais po visą žemėlapį, nes jeigu jūs žaidžiat sąžiningai, tai tiesiog nemėtykite itemų po visą žemėlapį, nes tada bus nesąžininga. O trečias dalykas tai yra būgai. Aš žinau, Ferman monetas per duelą galima, kaip pasakojau kaip teisingai filmuoti Chicken Gun video. Jo linkas bus po apačia. Ir paaiškinsiu, kodėl nereikia naudoti būgus, kai žaidžia su draugais duelą 1-1. Nes tada jis pasakys, kad jūs esate nūbas ir jūs įsižeisite. Jis sako tiesą, nes jūs naudojate būgus, o brofai nenaudoja būgus. Žinau, Ferman monetus yra sunku, bet galim panaudoti. Bet tai, kai žaidžiat 1-1 su kažkuo, tai nereikia naudoti būgus, pasirodykite pro. Nes jeigu jūs naudosite būgus, tai jūs nebūsite pro. Ir pamačiau vieną dalyką tom, kad jų video darosi toksai trumpas. Tai aš jums norėjau padaryti bonusą. Tai pradinukams labiau bonusą, nes pradinukai tai nežino, kokius ginklus ką pirka, būtent kaip. Tai ir paaiškinsiu, kokius ginklus nupirkti reikės jums. Tai pirmas ginklas, kai jūs susitaupysite 150 pinigėlius, patarsiu jums pirkti dvigubas Uzi. Dvigubas Uzi žiauriai pigios ir kana jos yra labai geros pradžiai. Ir pradžiai jos yra geros. O kai jūs susitaupysite 450 pinigėlius, jūs galėsite nusipirkti tamsiai žalią sniperį. Arba juodą sniperį, aš neskiriu spalvos tam. Tai nusipirkite juodą sniperį ir užeikite į bank žemėlapį ir šaudykite į visus. Jeigu jūs užeisite į bazę jų, tai jūs galėsite tiesiog šaudyti juos. Arba jas, arba juos. Tai aš tokį pabaigą ir darau. O su jumis aš buvau Zega24K ir visiems viso gero.